Čia dabar pravažiuojam tokį miestelį Artą, jis tikrai labai gražus, bet kadangi jau dabar vakarėja, tai mes važiuojam pirmiau į paplūdimį, praktiškai šiauriniam taške ir grįždami užsuksim apžiūrėti tą miestelį. Nes taip jis ant kalno ir atvažiuojant, nespėjau tik įsitraukti telefoną, nesitikėjau, kad taip gražiai atrodys. Labai gražiai atrodo, jisai taip iš kitos pusės ant kalno visas toks miestelis ir bažnyčia ir pilį kažkokią tai turim. Tai mes pafilmuosiu kelią geriau negu save. Ir žodžiu, mes dabar važiuojam, kadangi jau susilaukiam 4 valandų. Važiuojam dar biškelį pasipležint, karštis didelis, tai nesvarbu kiek tų valandų. Pasipležint, jeigu tik tai tas pležas leisis mums pležinti. Ir tada grįždami užsuksim į tą Artą ir dar vieną uostamiestį, kuris vakare labai gražus. Ir dar taip noriu pasakyti, jeigu vis tik atvažiuosite į Maljorką ir norėsite ją pamatyti visą ir tuos rytus pamatyti, kurie iš tikrųjų, ne kažką, tai pradėkite tada nuo rytų, neteks nusivilti. Tai pradėsit nuo rytų, pamatysit patį, vienu žodžiu, ir tada eikit po truputėlį, leiskitės į pietus ir tada palikit vakarus ir šiaurę paskutiniam desertui, vyšniai ant torto. Va ten mes pradėjom nuo deserto. Tai va visą šitą mums dėl tokį truputėlį nusivylimą duoda. Jeigu nenorit patirti to nusivylimo, tai sakau, pradėkit nuo rytų, tada pietus ir tada šiaurė, vakarai su šiaurė. Nu va, kaip tik važiavim link šiaurės, po truputį kilimas į kalnus ir vaizdas gražėja, gamta žalėja. Visiškai kitaip. Ir jau matau ten, nežinau, video turbūt nesimato, bet pro medžių viršūnės ir jūros matosi gabalas. Ką mes žmonės be nuotykių negalim, tai žinokit visiškai. Atvažiavom jau tą šiauriausią pležą, visais tais senais pležais nusivylę. Ir dabar įsivaizduokit, net nežinom, koks tas pležas, nusivilsim, ar nenusivilsim, pasistatėm automobilį. Va štai tokioje aikšteliai. Čia grandinės ir iki pležo 2 kilometrai pėškom per 35 laipsnių karštį. Tai viskas okei, jeigu pležas bus gražus. O jeigu pležas bus negražus, tai 2 kilometrai pirmyn ir 2 kilometrai atgal. Aš esu, ką aš esu, nieko aš nesu, žinokit. Pasilikom mes tom keliom dienom ilgiau, kad pagulėti, patingėti, tai va taip mes įtingim. Įtingim, einam patingėti 2 km pirmyn ir 2 km atgal. Žinot, kas įdomiausia einant į tą pležą, kad eini tokiu žiauriai nepatogiu keliu, bet tai ir tai ne tai. Tai, kad eini žemyn, o reikės grįžti, kilti į kalną į viršų. Ir va tai visaip nepatogiai. Gerai, mažiau dejuok, Daiva, eikit į liek. Va, žiūrėkit, jau matosi tas paplūdimys, sutiko mergina, kuris sakė, kad amazing. Ką, einam toliau. Bet labai toli, 2 kilometrai, įsivaizduojat. Pažiūrėkit. Verta eiti, verta. Visiškai laukinis paplūdimys. Žmonių, kaip matot, vienetai, aišku, jau ir pavakarė geroka. Bet dar nematom mes. Ir nei jūs, nei mes nematom, ar čia gražu, ar gerai. Bent jau smėlis atrodo pusę velnio. Ir va, Palanga. Grinai Palanga, tik vanduo gražesnis. Net ne Palanga, Papė. Panašiai Papė tau. Ne. Tai va įsimaudėm, parelaksavom. Labai faina, kad nėra daug žmonių, kad vanduo labai švarus, skaidrus, žiauriai surus, bet labai gaivus. Ar verta čia atvažiuoti, spręskite patys, juo labiau, kad eiti tikrai nemažas galas,
Bet atėjus dar, žinot, ta tokia viltis yra įkristi į viltis. Nu, ne viltis, tiesiog yra galimybė įkristi į vandenį ir atsigaivinti. O grįžus atgal, kyli į kalną, ten pakankamai uždara ir tvanku. Tai gali būti toks nemažas iššūkis, sukaitimas ir pavargimas. Tai va, ar važiuoti čia, spręskite patys. Žmonių tikrai mažai, nereikia ieškoti tarpelių, kur atsigulti. Ar važiuočiau antrą kartą, nežinau net. Nežinau, yra tikrai gražesnių paplūdimių. Bet gal neįstiknesinėkim, gražu ir čia. Va. Toks mažiukas smėlio paplūdimiukas. Va taip. Tokioj nedideliai įlankėliai. Kažkuriems žmonėms patinka, jie atvažiavę čia ilsisi. Kažkaip man nesiguli visai, Žydrius patingė dar nori, o aš pabandysiu tuo keliuku paeiti į viršų, pažiūrėti, kas ten yra. Žinau, ta vdruk ten ta oazija, ta visa gražuma į visas tas gėris būtent už to kalniuko. Taip, tai visai gražiai žiūrisi, ne? Žiūrėkit, aš jums pagaudysiu tokių kampų. Kaip iš atvirutės. Na, o čia užsilipus, smėlių jau nebelieka. Vandens žydrumas į tą pusę tik tai žydrėja, nes matomai seklėja. Ir tikrai laukinis vaizdas. Ir va ten to keliuku tepu į kalniuką mašinos. Žiūrėkit, aš čia atsispindžiu. O ten, išbandykim telefoną. Va, sėdi Žydrius. O, jis mane filmuoja, aš jį filmuoju, jis mane filmuoja. Dabar nežiūrys į mane. Žydriau, žiūrėk. Oi, nežiūri. Oi, geras čia. Nu, kiaušinį tu žiūrėk. Aš tau mojuoju, negi taip neprimatai. Į mergą žiūri. Eik tu šit. Jinai žiūri į mergas, kaip tu slipai vandenį. Nu, tik palik vieną. Nu, tik palik vieną. Mojuoju tavo, tu matai. Va. Kai mergas apžiūrėjo, tai žmona pamatė. Gerai, kad yra tas telefonas su 20 miksų. O taip tai nežinočiau. Filmuojais, matai mane. Šiknutis. Pažiūrėkit, iki kiek pritraukė. Ko žiūrėjai mergas, kai manęs nebuvo?
Nieko aš nežiūrėjau, nebuvo. Mano kamera ant tiek pritraukia, kad viską mačiau. Nieko čia nemačiau. Taip, Miegojau saldžiai savo. Bridu 3 mergos į vandenį, tiek žiūrėjai. Galvoju. Supranti, nei manęs nematėjai, kad aš tau mojavau kokį 10 Ir aš minučių. tau mojavau. Tai jau kai mergas nužiūrėjau, tada pamojavai. Nieko nemačiau. Mano telefonas viską nufiksavo. Ir jau dabar visa Lietuva matys. Matom, sveiką vyrą turi. Tai jūs įsivaizduojate, sveikas vyras atsirado. Tik palik matai vieną, jau jis akis tik varto. Nežinokit, kaip įtikėjausi į tą kalniuką užlipti. Biškį kvapo pritrūksta, nes visą laiką visi tie kilometrai, visą laiką į kalną. Nėra kaip lygiai eiti. Visą laiką į kalną, į kalną. Bet nieko. Dega kalorijos, riebalai tirpsta, lašiniai tirpsta. Viskame yra savų pliusų. O, jeto. Va čia žiūrėkit kokios džiunglės. O. Eini. Gražiai eini. Ne taip baisu eiti, kai taip gražu. Bet va grindinys, tai toks kanopiniam vaikščioti. Dabar žinokit tylėjau kokią gerą 2 valandas, bet buvau iššukus į triusiuką stipriai. Žydrus įsimaudė su Mazdos rakteliais. Ir aš jau ten nelabai mėgavausi tuo dalyku, galvojau, kaip mes čia nakvosim. Nes čia nei ryšio, nei telefonai veikia. Iki artimiausių miestelio 10 kilometrų. Tai žinokit, taip gerokai buvau šiktelėjusi. Jau net nebijau to žodžio pasakyti viešai. Kad galvojau, kaip bus, bet Mazda yra Mazda. Mazda ne Bezda. Paėmė ir užsikūrė iš pirmo karto. Ir mes taip gražiai grįžtam į civilizaciją. Nes truputėlį baimės buvo gerokai daug, truputėlį. Čia kažko prekiauja. Ai, ne, važiuojam, tiek to. Mes kaip visada valgę pusryčių. Dar Žydrus sako, gal sustojam, ką nors nusipirkti. Tai sakau, čia kalorijas deginkim. O dabar, kai ten jau buvo supratimas, kad mes galim likti nakvoti tam paplūdimy, galvoju, kuris kremas mažiau kenkia bus valgomas. Nes turiu 2 kremus nuo saulės. Daugiau nieko. O Dieve. Bet viskas gerai, kas gerai baigėsi. Čia turbūt nuo kremo man kamera apsiblauso. Tai yra Arta miestelis. Aš nespėjau jo pirmai nufilmuoti iš apačios, kai tik atvažinėjom. Jis labai gražiai atrodo mieste kalne. Labai pasakiškai gražiai atrodo. Ir dabar galvoju, ar mes čia norim pavalgyti, ar norim vis tik važiuoti į juos. Tai aš galvoju, kad ir kaip alkana esu. Gal čia tiesiog pabrauzinam. O Dieve, kaip ten nespėjau net kameros. Va. Čia, kad mums nebūtų kai tam rylse, kai pastriksim tarp sienų. Gal tiesiog apsižiūrėti ir važiuoti į tą portą valgyti. Nes noriu ir šviesoje ir tą portą pamatyti, nes jau tamsoj, kai žiūri, jau yra ne visai tas. Va, šuniuką vežasi.
mašinos turėtų tvarkyti. Grynai kaip Sicilija. Nuo tokios gatvelės. Ten išvažiuok ten laukymė ir gal kažkaip tai bus... Ten bedugnė. Kur ten bedugnė tiesiai? Jo. O toks O ten uždaryta, sena va. miestukas. Ai, tai mes čia gal ir atvažiavom į ten, ne? Taip, taip. Bet tai va, suk paskui tą motociklą. O toks tikrai labai žavus Arta miestelis. Čia panašu bus centras. Tokią taverną labai gražią turi. Dizain, tai čia kažkokie dar objektai 3. Einam pažiūrėti, yra ta pilis, kuri matosi tik atvažiuojant į miestelį. Atrodo visiškai mažas miestelis, bet pažiūrėkit, koks gražus centras. Visiškai išpuoselėtas, žmonių praktiškai nėra. Nėra labai turbūt turistų numylėtas, bet labai gražus. Ir kaip šiandien be kalnų, niekaip. Toliau lipam į kalną. Pažiūrėti pilies. Štai tokia pilis. Kalne. Ten dar kažkas matosi. Oi, kaip aš šį kartą prastai filmuoju, bet žinau, kad neina kitaip apimti. Va ten dar yra. O mes, kaži, labai jau norim lipti tais laiptukais, šitiek į kalną lipę. Va ir kaip nuostabiai atsiveria panorama nuo šito kalno. Žiūrėk, ten dar kažkas yra. O tai dar kažkokia pilis. Kiek čia jie tų pilių turi? Toks vaizdas. Žmonės lipo. Gal verta? Labai gražus sodas. Ko nepadarysi dėl gražių dalykų? 100 milijonas 1001 laiptelis. Ir toliau. Verta. Kiekvienas laiptelis vertas. Kaip gražu. Va kiek laiptelių užlipau. Ir visai nedaug liko. Bėgte, bėgte. Bėgte, bėgte, bėgte. Bėgte. Katinėlis. O, jėtų. Na, pavargau. Vertas, kiekvienas laiptelis vertas.
masalai mano. Irkit daugiau, neškit ponai. Čia va ta, kur ką tik apačioj buvom. Ir va ta, kurią matėm iš viršaus. Turim tą laiptį. Yra laiptį. O ten čia kokias šaudymo arkos. Tai reikia sutvarkyti šitą. Tai va. O čia mes tais serpantinais kažkur tai važiavom į tą paplūdimį. Kažkokie fontanai turėtų būti, bet neveikia. Kaip gražiai sutvarkyta. Tie augalai. Kaip gerai, kad nepravažiavom pro šoną. Kaip gerai, kad nepravažiavom pro šoną ir neišsigandom tų laiptelių. Ir laiptukai žemyn. Nu ir žemyn tuos laiptukus tai tačiai noris nusiristi. Bet nueisim jie nestatus, nėra labai čia kaip baisiai. Vienu žodžiu susitiksim apačioj. Dar biški laiptukų liko, bet jau visai nedaug. Šitie turbūt paskutiniai, nebent dar biški už šono bus. Dabar ten tolumoje matau žalią gatvelę. Nu ir smalsumas veda pažiūrėti, kas tai gatveliai. Gal visai nieko gero, gal kažką rasim. Kalipsiu kalną? Ne, tai kažkaip taip, ką žinau, jau pripratau. Ateinam į tą žalią gatvelę. Jūs pažiūrėkit, kaip fainai, kaip jauku čia. Sekmadienis, aišku, judesio mažai, bet aš kažkaip galvoju, kad čia ir bele kokią kitą dieną irgi nėra labai daug judesio. Nors žalioji gatvelė iš tikrųjų nieko ypatingo, bet davai suvalgom ledų, bet va čia yra gražu. O mes einam suvalgyti ledų. Ledų. Ir va čia kainos ledų. 4 burbaliukus jūs pasiėmė. Amarena. Ir aš imsiu 4 burbaliukus. Man akis. Bet tu pažiūrėkit, čia gaunasi. Oh my god, kiek daug. Jis pasiėmė 4, aš 3. Jau nuo pirmų kąsnių man širdis sala, nes norisi kažko tai šiaip rimto valgyti. Oi, kaip čia gražu. Tie medžiai žydintys. Bet iš to alkio atrodo ir to ledo noriu, ir to, ir visų. Tai be reikalo aš tiek daug pasiėmiau. Bet nieko, jis suvalgys viską. Skanu? Tai va, einam tą žalią gatvę. Čia aikštė, barai. Viskas kiek paprasčiau negu didmiesčiuose su barais. Kėdės plastikinės. Bet čia gal renginiai kokiam buvo tos kėdės plastikinės, nes pačiuose baruose tai lyg tai normaliai viskas. Nu ir va, einam tą žalią
gatve. Va, rankų darbo batai. Ir čia nesuprantu papuošimai. Ar kažkaip čia labiau turbūt papuošimai. Bet labai kruopščiai padaryta. Rankinė turbūt rankų darbo. Nu ir va gale žalios tos gatvės. Visa linija, ne, 3, 4 kavinės, 5 dar ten toliau. Žodžiu, čia visai verda tas gyvenimas kaip tokiam nedideliam, vidury salos, tokiam miestelyje. Nu, kas vynelį, kas ką. Ir vat įdomu, kur ten išeisim į panoramą, įtariu kalnų. Žiūrėkit, koks gražus ten horizonte vaizdas. Sėdi taip tuose kavinėse ir žiūri. Čia žiūrėkit prie tos ledainės. Jeigu tik biškį per daug kalorijų suvalgai, gali prisėsti, sudeginti. O mes jau turbūt baigiam kelionę šiam miestelėje. Visus apsižiūrėjimus įtrauksim į portą. Ir tom nuostabiom gatvėm važiuojam į Porto Rajadą. Rajada? Kur mes važiuojam? Tai Žydrūnai. Rytoj atiduoda mašiną ir prie baseinų visą dieną. Prisiek. Negaliu. Bet jau reikėtų kažkaip taip patingėti. Nebus mašinos, nebus. Bet kai gyvensim, mes rytoj keliamės į kitą viešbutį, gyvensim prie pat Palmos. Tai viešai transportą į Palmai. Sakau, nesakyk niekada. Niekada nesakyk niekada. Su tavim. Tai važiuojam į Port Rajadą. 11 km, 12 minučių.